Jeigu grubiai, ar ne, taip suskirstyti 3 blokais, tai sakyčiau, ar ne, kad agentūras galima skirstyti į laikino įdarbinimo, atrankų agentūras ir aukščiausio lygio vadovų atrankas darančias executive search agentūras. Ir nei vienu, nei kitu atveju kandidatas einantis į pokalbį ir gaunantis darbo pasiūlymus ar juos įdarbina įmonės, jie nei vienu atveju jokio užmokesčio nemoka. Už atranką sumoka įmonė, kuri ieško darbuotojus per agentūrą. Tikrai kartais išgirstam baimių, kad neverta eiti į agentūrą, nes jie atfiltruoja ir neprileidžia prie įmonių ir taip toliau. Taip, mūsų toks yra darbas, ar ne, iš visos krūvos CV, iš kelių šimtų norinčių kandidatų, aplikuojančių į konkrečią poziciją. Mūsų darbas yra atrinkti pačius geriausius, ar ne, tai finaliniuose pokalbiuose dažniausiai dalyvauja nuo 3 iki 5 kandidatų, bet mūsų tikslas tikrai nėra pramesti ar ne, atmesti tinkamų gerų kandidatų, nes mūsų darbas yra, ar ne, tai padaryti, kad geras kandidatas susitiktų su geru darbdaviu. Eiti į susitikimus su agentūram, atrankų agentūram tikrai verta, nes dabar yra ta tendencija, ne, kad surasti gerus darbuotojus yra sudėtinga ir vis daugiau įmonių atrankas patikė atrankų agentūram. Tai reiškia, kad atėjęs vieną kartą susitikti su atrankų agentūra, atrankų konsultantu, jūsų CV, jūsų kandidatūra bus išsaugota duomenų bazėje. Ir mes jūs galim prisiminti, kai nebus viešai skelbiamas konkursas, ne? Arba atėję susitikti dėl vienos pozicijos, jūs galit šalia gauti galbūt ir kitus, ar ne, pasiūlymus, kuriem jūs labiau būtume tinkamas. Dabar kuo tos agentūros skiriasi aukščiausio lygio vadovų, tai reiškia, kad yra tik vadovaujančios pozicijos ir kol nebūsit vadovų, tikriausiai jūs apie tas agentūras net neišgirsit nieko. Atrankų agentūros dirba su ofisiniam pozicijom, tai yra su specialistais, su aukštesnio lygio specialistais ir taip su vadovais ir aukščiausio lygio vadovais. Laikino įdarbinimo agentūros yra agentūros, kurios ieško daugiau darbuotojų, darbininkų. Ir tai sutartis pasirašomos yra su jais, bet jūs einat ir darbuojatės kažkurioje kitoje įmonėje. Kažkokį tai apibrėžtą laiko tarpą, apibrėžtą konkrečiam darbą.